Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada. Praėjusių metų pralaimėjimas Clarkui nedavė ramybės visus metus. Norėdamas atkeršyti Artūrui Orlauskui, jis pakvietė scenos bendražygį antrai dvikovai. Tačiau vyrų laukia siurprizas. Nepasirodė laidos vedėjas. Labas vakaras, gerbiami televizorių... Koks vakaras? Rytas. Tango visą naktį gros, su kauboju ant mustango nugaros. Valgau man... Labas vakaras, gerbiami televizorių... Koks vakaras? Rytas. Tu į laikrodį pasižiūrėk. Tai labas... aš ir žiūriu į laikrodį. 8, 9, 10. Rytas. Šiaip tai čia yra 7 valandos vakaro. Kad rytas. Pažiūrėk, saulėtekis. Koks puikus vakaruose. Saulėtekis, o saulėlydis kaip? Nesvaro. Sveiki, gerbiami televizorių žiūrovai. Šią puikią dieną. Rytą dienos. Mes pradedame savo laidą nekantraudami, nes įvyko, galime sakyti, force majoras. Netvažiavo tas klasikinis, standartinis vedantisis, beje, visiems atsipodėsiu, vedantisis Mindaugas. Ir gerai, kad neatvažiavo. Iš tiesų tai labai gerai, kad neatvažiavo, nes nelabai čia jo ir reikėjo. Laidoje žvejų mūšis. Kasgi šiandien mūšis? Ogi mūšis 2 legendomis ir padavimais apipinti žvejai. Artūras Orlauskas, brūkšnelis Zakarauskas. Ir Gintautas Kirkila, brūkšnelis Clarkas. Šiandien mes gaudysime standartinės žuvis. Tai yra erškėtai, kojos, rankos, raudis. Palauk, kokios kojos, kokie erškėtai. Menkės. Čia ne jūra, kokios menkės. Stop. Karpiai. Ir karpiai. Ir. Mes gaudysim viską. Ką pagausim? Čia yra kitas klausimas. Taigi, pradėkime nuo menkių. Karpių. Nuo karpių pradėkime. Karpis yra tokia žuvis, kuri, kaip rodo praktika ir gamtininkų stebėjimai, turi 2 akis. Turi tam tikrą griežtai apribotą skaičių pelekų. 2. Plius minus 2. Taip pat turi burną, su kuria ryja mūsų kabliukus. Išeinama janga. Nebijokim to žodžio, čia uždėsim pip, turi tą angą. Ir turi kūną atara korpusą. Beje, karpis yra jis ir gali būti jinai. Karpė. Jis tai Pis, o jinai karpė. Plėšti banko, aš šuoliuoju be galvos, graužiu mango, šoku tango ant mustango nugaros. Iš tiesų, gerbiami žiūrovai, mes į žvejybą, į šitą mūšį, išvažiavom ne savo norų. Netgi nemuštis, aš pasakyčiau, išvažiavau. Net nemuštis. Dirbt. Tai yra, sėtis. Sakysim, policinis darbas toks, nebijokim to, sakysim, tokio žodžių derinio. Pastaruoju metu atgaivinama vėlgi legendinė programa Europos Bamba. Legendinė grupė.
projektas. Europos bamba su garsia daina šita. O sofa, sofa, kokia stora, o sofa, sofa, valgyk tu mažiau, o sofa, sofa, ko tu nori, oi sofa baigtų ir nelys daugiau. Sofytė. Tai dabar kaip tik su grupė vaira ir vyksta intensyvios repeticijos po 4-5, kartais net 6 valandas per dieną, retai būnam namie. Ir Bijokim tokių žodžių ir vakarais repetuojam. Ir vakarais, ir net papuola taip ir naktimis. Retai būnam namie ir dėl to tiek mano žmona, tiek Clarko žmona Kilo konfliktų šeiminių. išreiškia tokias nepagristas pretenzijas, kad mūsų nėra namie. Mes nutarėm paklausyti žmonų ir išvažiavom čia žvejot. Dirbt. Repetuot netgi. Čia toks polisinis darbas, priminsiu šitą žodžių derinį. Ir praktiškai, jeigu šeimoje kyla konfliktai, visiems vyrams rekomenduoju klausyti savo žmonų ir išvažiuoti žvejot. Dažniau. Išvažiuot, žvejot. Karpių Karpis. yra. Vat. Iš balto šilko būrės ne iš kailių, o vietoj vėliavos viltis. Ilgon kelionėn šaukė meilė, Maroko princai juoda kaip naktis. Kartojo lūpos mielą vardą, tik ar vardai dėl to kalti, kad princas kaip barzdotas bardas dainavo dainą liūdną kaip naktis. O Esmeralda, tavo balsas kaip paukščio giesmė. O Esmeralda, tavo lūpos gyvybės versmė. O tavo krūtys lyg paukštis. Ne, iš tiesų, grįžkime prie meno. Koncertuojant Lietuvoje, vienas kitas vis dažniau ateina ir reikalauja būtent senųjų Europos bambinių dainų. Kodėl taip yra? Aš matau tam tikrą lygiagretę. Europos bamba klestėjo būtent tais laikais, kai mūsų miela mylima Lietuva valdė būtent ta panti kompanija, kur ir dabar. Pasižymėti lygiai tokiu pačiu intelektu kaip ir tada. Nors praėjo daugiau. Pakilo trupučiu. Ne, praėjo 10-metis, bet jie išliko stabilus savyje viduj. Taigi, Kam mokytis, jeigu mokslas? Tai būtent stabilizatoriai jie tokie ir liko. Ir dabar vėlgi tie patys žmonės, reiškia, valdžioje. Ir vėl Lietuvos žmonės vėlgi nori tų pačių linksmų dainų. Ir tų pačių menkių. Tavo lūpos gyvybės versmė. O tavo krūtys lyg paukštis spurda delne. Geriau nebūčiau tavęs išvydęs sapne. Užgriuvo laivą žiaurios bangos ir rifai blykčiojo balti, širdį paslėpęs vardą brangų. Nuskendo princas juodas kaip naktis ir dar ilgai žuvėdro šaukė. Tai negi viesulai kalti, kad Esmeralda nesulaukė. Maroko princo juodo kaip naktis. Mano planingo, kruopštaus, tikslingo, sąmoningo vadovavimo dėka įvyko šitas karpio ištrūkimas. Tai yra vienareikšmiškai. Ir kadangi aš nepagaunu, tai aš jau žinau, kas kaltas. Visos buvusios prieš tai vyriausybės. Čia tik taip yra.
kalti, anie. A šitie, kad? Kokios vyriausybės? Kad tai čia, Visos. Kad tai čia mokinkitės? Mokinkitės, kol dėdė čia. Esmeralda, tavo balsas kaip paukščio giesmė. O Esmeralda, tavo lūpos gyvybės versmė. O tavo krūtys lyg paukščiai spurda delne. Geriau nebūčiau tavęs išvydęs sapne. O dabar, kol kolega miega, pasižiūrėkim visi žvejo žinias. A kodėl pašnibždom? Ką? Sakyk, žvejo žinios. Sveiki žvėjai, nuo šio laidoje norėčiau pristatyti smulkmenas skirtas žvejybai. Naujas žingsnis stovelių gamyboje. Zepko firma sukūrė šviečiančius stovelius 4 skirtingų spalvų. Stovelis yra teleskopinis, lengvas, prasilgina iki 1,14 cm. Su 3 elementais šviečia 70 valandų. Galima išjungti ir įjungti. Patogu gaudyti naktį. Apsaugos meškerių galūnėm firmos Cormoran pagamintos iš tvirto 100% polisterio 600D su paminkštinimu, apsaugančios galūnės nuo lūžių. Tai ypač aktualu baloninė match tipo meškeriem, kurių galūnės ypatingai trapios. Akiniai akiniuotiems. Apsaugantis filtras nuo ultravioletinių spindulių. Modelis montuojamas ant kepurės. Galima atversti, ypatingai aktualu nešiojantiems akinius. Linzės pagamintos Jungtinėse valstijose. Rėmelio spalva juoda, akinių stiklų spalva melsvai žalsva. Pirmoji akcija tai Kormoranos pinigų akcija. Štai toks Black Bull HC, kuris kainavo 169 litus, dabar bekainuoja 109 ir sutaupot net 60 litų. Unikalumas tom, kad gaudėt mažais masalais nuo 3 iki 21 gramo yra pagrindinis pinigas vasarą. Kitas pinigas Black Bull, kurio užmetimas nuo 3 iki 18 gramų, su ypač plona galūnė gaudyt mikromasalais, kainavo 159, dabar bekainuoja 99. Visi šie pinigai yra 2,70 m ir dar vienas modelis, Carbostar XT 270, anglies pluoštos, skirtas gaudyti mikromasalais, užmetimas nuo 5 iki 25 gramų, turi specialią rankeną ir šią savaitę bekainuoja tik 85 litus. Ir papildoma Romados akcija nuolaidų kortelių turėtojams. Visą šią savaitę Romados tinklo parduotuvėse Interfisho mailinė iš labai kokybiškos vokiškos plasmasės bekainuoja tik 25 litus. Dar viena naujiena žvejams. Lukoilo degalinėse visą parą jūs galite įsigyti jaukų ir gyvų masalų. Na ir tie, kurie negali atvykti į mūsų tinklo parduotuvę, visus kviečiam aplankyti mūsų elektroninę parduotuvę romada.lt. A tu žinai, kas yra litas? Litas tai yra pinigas. Na, taip, tai yra pinigas, kurį mes uždirbame. O kas yra centas? Irgi pinigas. Taip, pinigas, tas, kuris lieka mum, kai mes sumokam valstybei mokesčius. Sakyčiau, dabar, reiškia, šitiem menkių tipo
galvų, reiškia, atstovam, kurie sėdė valdančiai koalicijai, nebijokim to žodžio. Tai net ir to cento nelieka. Kaip praktika rodo, visa Lietuva tapo netikėtai skolinga. PSD. Toks mokestis yra. Kas yra PSD? Toks mokestis, taip pavadino. Aš suprantu, kad tas mokestis taip kaip skamba, toks ir mokestis. Į laivą, kai tu sušvitėsi melsvąją ugnį, surinksiu aš pelenų savo širdin. Šaką įrašysiu į vandenis lėtos, jis sudegė čia kaip žvaigždė, kaip poetas. Kokius tu baruos taip darbuojasi sunkiai, lyg senas baudžiaunikas, raudamas runkelius. Be išeiginių 2 pamainas dirbi, kas parą, nors kojos ir kepenys virpa. Jei nebežinai, kur šį rytą pabudęs, išplauki kamščių. Čia tu sakei, kad čia negalima pagauti menkės? Ką? Sakai, jūra. Tvenkiniuose pagrindinės menkės. Tiesa, nedidelė, bet prašom. Kad nebegalvos, kas su čia. Čia brangusis Lietuva. Kokia vyriausybė, tokia ir žuvis. Aš tau kaip suvenyrą palieku. Skanauk. Įrašysiu į vandenis lėtos, jis sudegė čia kaip žvaigždė, kaip poetas. Mano mėly, kad bet kokiam tvenkinyje, upėje, ežere ir netgi pievoje jūs galėtumėte pagauti bet kokio dydžio, bet kokios rūšies, bet kokio veislės žuvį rekomenduojame Bibanas Plus. Labai efektyvus, lengvas naudojimui. Papurškiam biškiuką. Žuvis, kaip pat, toj pamatys, lips į krantą pačios. Beveik. Čia truputėlį perdeda, bet iš tiesų. O profesionalam yra skiriamas specialusis Bibanas Plus Second Edition. Šičia, jeigu norite pagauti bet kokios rūšies, bet kokios markės, bet kokios veislės žuvį, netgi melioracijos... Bet kokį automobilį? Ne. Su valstybiniais numeriais? Su valstybiniais numeriais. Netgi šulinyje ar melioracijos griovyje. Bet čia yra profesionalam ir specialus turis profesionalam. Jis yra purškiamas, pasipurkšti, reiškia, ant masalų, ant įrankių ir būtinai ant kabliukų. Jeigu žvejyba jau įpusėja, kibimas padidėjęs, reikia papurkšti ir ant kablio. Tada kablis automatiškai padidėja ir žvejyba įgauna visai kitą pagreitį ir visai kiti rezultatai. Prasme, netgi kitą. Ir prasme. Netgi visai kitą prasme. Čia labai, kolega, teisingai pastebėjote. Ir būtent dėl tos prasmės pokyčių šitas Bibanas Plus Second Edition ypatingai yra mėgiamas tikrų žvejų profesionalų. To žodžio profesionalų. Profesionalų. Trečia lemputė ir žiaunos nebesiveržė kramtyti. Respublikoje taupotai nusilkutės, gelidžių nutarėm pasižvalgyti. Asortimentas šiltnamių, kuriuose veisis, piestelis ryškiai abejotinos kilmės. Buvo platus ir gan dažnokai keitės, tad nesirinkom ėmėm pirmą išmės. Yra. O. Taip, traukiam. Prašau. Čia yra plekšnė. Čia kas sakė, kad čia plekšnių nėra? Kas sakė? Lenkijoje yra, plekšnių yra. Nu, tau čia šiandien sekasi. Čia Lietuva. Aš apakęs.
Prašau. Plekšnė natūralis. Lietuviška, buitinė. Tiesa nedidelė, bet užauga iki 4 metrų. Tvenkiniuose. Kaip, jinai pagauta tarp kitko. Šitą plekšnę pagauta naudojantis bibanu. Vat tuo profiu. Taigi, plekšnė natūrali, lietuviška, tvenkininė. Spalva balta, tai yra albinosas. Plekšnė ir iš kitos pusės ne albinosas, bet yra vienpusė albinosinė plekšnė. Ir kimba tik tai papurškus su šituo bibanu plus su second edition. 1000 gramų, reiškia. Kilogramas, reiškia. Clarkai, tikras žvejas, profesionalas žino, kad 1000 gramų tai yra litras. O mėgėjas pasižiūrėk savo bibaną. Pas tavai bibanas plus 500 gramų. 500. Tai nėra pusė kilogramo. Tai yra pusė litro. Nu, supratau. Ir tik profesionalam kimba plekšnis. Pasikartosiu, Biban Plus Second Edition. Second Edition išvertus iš... Graikų kalbos? Gal lotynų. Lotynų. O gal anglų arba vokiečių kalbos. Reiškia labai gerai. Neturiu ką pasakyti. Profesionalai tyli. Aš jums dovanoju, reiškia, pasidarykite iškamšą ir namie ant sienos virš sekcijos. Tai bus puikus atsiminimas apie Second Edition. Uošvienę. Tave užmuš. O tave? Ir mane. Šiandien diena iš ties puikiai. Puikus rugpjūčio vidudienis. Svarbiausia - šalta. Tas vėsumas toks yra, iš tiesų. Ir jeigu taip panalizavus giliau situaciją, žvejybos laikas bėga visada nematomai. Pats pažiūrėk, pradėjom vakare prieš žolinės. Baigiam ryte, jau diena tiesa, įpusėjo Po saulėlydžio. 2 savaitės po žolinių. Ir nei valgė. Nei gėrė. Nu, dėl to gėrimo kažkiek arbatos, netgi teko paragauti ir to Bibano Second Edition. Jisai troškulį maršina irgi. Ta prasme, yra universalus produktas maršina ir troškulį ir padeda žvejot. Kodėl aš ir nepaklausiau? Visiems žvejiem mėgėjim bei profesionalam norime palinkėti nei plauko, Nei žvyno, kokio plauko. nei tauko, nei žvyno, nei akies, nei odegos. Ir norime palinkėti gerai, smagiai praleisti laiką. Būtinai sekti žvejybos naujoves. Visą naujausią technologinę įrangą. Nebijokim to žodžio ir inovacijas, kad jūsų žvejyba taptų ryškiu 21 amžiaus pažangos žingsniu Lietuvoje keliant bures į ES plačiuosius vandenis. Nu, tu klausyk, kaip per vyriausybės ataskaitą čia. Nu, kaip sakyt, kokioj valstybėje, prie kokios vyriausybės valdant gyvenam, toks ir mūsų pabaigos tekstas. O Mindaugas ateis, ar ne? Jisai jau 3 savaitę žada ateit. Kaip sakai, mes jau čia 3 savaitę? Nu, nebijokime to žodžio, išvažiavo prie žolinės į parduotuvę. Vau. Dar negrįžo. Tai man atrodo, mes jau vyniojame meškeris. Manau, kad reikia
vynioti meškeres. Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada.